Buongiorno, gavau iškvietimą, reikia atlikti konsultaciją. Konsultacija kame? Tame, kad atlikta jau santechnika, vandentiekis padarytas, kanalizacija, kolektoriai ir WC rėmai jau stovi. Tiesiog kame problema? Tame, kad net šeimininkai pastebėjo, kad kažkas tai negerai. Atsiuntė man porą nuotraukų, porą video, per kurias aš irgi pastebėjau nemažai taip kasiakų. Tai kad parodysiu kitam video, kas negerai, kaip galima buvo padaryti, kad būtų gerai. Ir jaučiu tiek, nežinau, neužmirštam santechnikos darbai Vilniuje ir aplink, taipogi užsiėmu ir konsultacijom. Konsultacijos vyksta nuotoliniu arba atvykęs į objektą. Jeigu Vilnius ar Vilniaus rajonas galiu atvykti į objektą apžiūrėti ir pakonsultuoti. Jeigu kažkur tai už Vilniaus ribų, ta prasme, jeigu kitose miestuose ir taip toliau, tai galiu pakonsultuoti nuotoliniu būdu, ta prasme, per Viberį, WhatsAppą ir taip toliau. Tai kad jeigu norit matyti daugiau tokių video, tai neužmirštam like, comment ir pafollowint. Tai kad pirmin žiūrėt, kas tame objekte negerai. Tai kad už valandos arba kitą dieną aš įmesiu video, kas buvo negerai ir kaip galima būtų išspręsti šias problemas. Tai kad let's go!